Sveiki visi dar kartelį suki šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir šį kartą aš jums filmuoju savo birželio mėnesio pirkinių filmuką. Mano dukrelė yra dabar atsibudusi, tad jeigu girdėsite kažkokį triukšmelį, tai žinokite, kad jinai čia šalia manęs ir aš tikiuosi, kad jinai man leis nufilmuoti vis dėlto tą filmuką. Beje, jeigu kam nors nepatinka mano šukuosena, atleiskite, bet čia labai karšta ir dėja, net jeigu mano kakta labai aukšta, aš turiu susirišti savo plaukus. Jeigu yra karšta, turbūt ir jūs susikeliate plaukus, kai karšta, ar ne? Ir jeigu fonas mano nepatinka kam nors, irgi labai atleiskite, kaip sakant, ar ne? Iš tiesų, iš visų youtuberių, kurias aš žiūriu, labai retai, kuri keičia savo foną, taip sakant, ne, filmavimo vietą, tai dėja aš neturiu kitos vietos, bent jau kol kas kitos galimybės, na, tiksliau galimybės filmuoti kažkur kitur, tai jeigu kažkam nuobodu pasirodė, ar atrodo nuobodus mano fonas, tai atleiskite, na, nepykstu tikrai, jeigu nebežiūrėsite mano filmukų, kaip sakant. Bet žodžiu, jeigu kam įdomu pasižiūrėti, ką aš įsigijau praėjusį mėnesį, kokie siuntinukai atkeliavo pas mane, tai žinoma, pasilikite su manimi. Kągi, rodysiu daiktus taip, kaip turiu čia juos po ranka. Vienas iš praėjusį mėnesio pirkinukų, vėlgi tradiciškai beveik, turbūt buvo šitas makiažo valiklis iš L'Oreal. Aš jį pirkau Sams parduotuvėje, man jis kainavo 163 pesus. Taip pat Walmart'e įsigijau vėlgi per naują šitą šampūną iš Head & Shoulders, kuris man labai patiko, kai aš jį pirmą kartą įsigijau prieš kokius 2 mėnesius jau turbūt, jeigu neleisite man turbūt pameluoti, jį matėte viename iš pirkinių filmukų. Toliau iš Walmart'o yra šitie plaukų dažai iš Garnier Nutrice, spalva yra 121, numeris 121. Taip pat šitie skustimosi peiliukai iš Venus, Divine Sensitive, jau irgi ne pirmą kartą juos matote. Taip pat nutariau įsigyti šitą kremą, veido kremą, pabandyti jį iš Garnier Skin Active, nuo raukšlių, bent jau taip rašo, 400 ml, didesnis kiekis ir kainuoja pigiau žinoma nei tas iš L'Oreal, tai galvoju, pabandysiu, kodėlgi ne. Taip pat tą dieną ar tą savaitę, nežinau, turėjo kažkokią tai akciją šitam miceliniam vandeniui iš Garnier, tai yra 2 buteliukai kainavo pigiau negu vienas, tai aš irgi paėmiau, kodėlgi ne, ir paėmiau šitą šepetėlį iš Elf, jį radau Walmart'e, anksčiau buvau pirkusi Sanborn'se ir nežinau, ar ten brangiau ar ne, bet žodžiu, tas, kurį turiu, tai plaukeliai pradeda jau kažkaip tai lysti lauk, tai pamačiau ir nusipirkau, kainavo gal 200 pesų ar panašiai. Toliau matau, kad tam pačiam krepšį turiu, bet čia ne iš Walmart'o pirkinys, tiesiog iš eBay pirkinys, tik tai čia dabar jau nesuprantu, kaip čia dabar susisegė. Žodžiu, nusipirkau tokius auskariukus, kurie atkeliavo pas mane praėjusį mėnesį, parodysiu jums vieną, nes kitą man reikia surinkti, kažkodėl taip atkeliavo, bet su tokiu kaip pukeliu, iš nuo pienės pukelis ar panašiai, bent jau taip atrodo. Jeigu nepamiršiu, paliksiu jums nuorodą po šituo filmuku. Ir kitas pirkinukas, tai buvo šitas dėklas, telefono dėklas, tos kalėdinis. Aš įsigijau dabar, nes jeigu įsigysiu aš jį kokiam spalio mėnesį, tai niekada net keliaus ir vėlgi čia toksai, kaip matote, krenta. Šitas tiesa yra toks kaip kietesnis, sakykime, dėklas, negu ankstesni, kuriuos pirkau prieš keletą mėnesių. Toliau praėjusį mėnesį kelis kartus užėjau į parduotuvę Get It, čia drabužiai vaikams. Visko jums negaliu parodyti, nes kai kurie daiktai jau yra išplauti ir aš, na, mano dukrytė jau naudoja tos drabužėlius, bet mano socialiniuose tinkluose kai ką galite pamatyti. Ir tiesiog turėjo nuolaidų ir panašiai, ir šiaip prieinama labai parduotuvė. Šitas, pavyzdžiui, čia buvo kelnytės ir palaidinė, 30% buvo nuolaida, tai nupirkau čia 18 mėnesių, žinoma, bet man patiko, kas parašyta I'm always hungry, ir tai yra tiesa mano dukrytės atveju. Ir buvo su šitom kelnytėm, su buteliuku, čia 18 mėnesių aš jums primenu, ar ne? Ir toliau buvo pridėta, čia turbūt ant galvytės, aš bent jau taip matau, bent jau man taip atrodo, kad čia ant galvytės buvo. Ir tą kartą, tą dieną nupirkau šitas kelnytės, jai šitos yra irgi 18 mėnesių, 30 pesų te kainavo, būtų gal kokį... Kiek čia būtų, nu, žodžiu, parašysiu eurais, kiek būtų, tai man atrodo ta parduotuvė ganėtinai prieinama. Turiu dar kitą maišelį, tai parodysiu toj, ką įsigijau dar. Ir čia matau maišelį
iš Todo Moda, pirkau savo gumyčių tokių tradiciškai ir peidinytę. Beje, praėjusį mėnesį H&M nusipirkau šitą palaidinę, kuri panašiai tą ankstesnę prieš mėnesį ar du pirktą, tik tai turi tokį, va, čia nežinau kaip pavadinti, ir su taškeliais, man kainavo lygiai taip pat, čia yra maišelis iš H&M, bet jame yra daugiau daiktų. Vėlgi iš eBay, nežinau, man šovė į galvą, aš nusipirkau šitą kaukę tokią miegojimui skirtą, kaip sakant, ar ne? Ir toliau turiu maišelį iš Bellissima parduotuvės. Tai nusipirkau šitą highlighterį iš LA Girl, radau gal kokius 4, pasirinkau šitą rožinį, 70 vatų, kaip matote. Na, kad kažkas būtų kitokio, taip sakykime. Ir taip pat toj pačioj parduotuvėje įsigijau šitą laką iš LA Colors. Čia kaip ir naujiena, šitas yra Devoted spalva. Ir iš Lure įsigijau kitą spalvą, man patiko ankstesnį kartą, kai pirkau kitą. Tai šita spalva yra Bali vadinasi. Ir kitoj parduotuvėje, ne toj pačioj, įsigijau iš LA Colors šitą spalvą. Šita vadinasi Chateau, man labai patiko šitą spalva. Čia buvo Todo Moda parduotuvė. Imu kitą maišelį iš Getty, tai čia daugiau visokių daiktų turiu. Tai vėlgi toj pačioj parduotuvėje pirkau šitas kelnytes, bet čia kitą kartą, na, ankstesnį kartą, sakykime, ankstesnę dieną buvo, čia 12 mėnesių. Tos kelnytės, čia ko jinai dar nenešioja, tai galiu parodyti, jums tiesiog neskalbta. Taip pat buvo šitos dvi palaidinės kartu, šita su žvaigždutėm ir šita buvo kartu su seksu. Atleiskite, tas filmukas toksai visas all over the place, kaip sako, ne, angliškai, bet kai mano dukrytė čia šalia, žinokite, jinai reikalavo tiek daug dėmesio, todėl man reikia atostogų. Iš eBay dar atkeliavo šitas drabužėlis. Mano vyras sako, kad mano dukra neturės vaikino, taip sakant, į pasimatymus negalėsai, tai man pasirodė labai, nežinau, tinkamas. Ir šitas, aš tikiuosi būt geriausia jos draugė, tai nupirkau šitą drabužėlį, vėlgi nepamiršiu, paliksiu nuorodas po šiuo filmuku. Keliavo gal nuo balandžio mėnesio ar panašiai, tai užtruko nemažai. Toliau, ką aš čia randu tą maišelėje, atleiskite už triukšmą. Įsigijau šitą balzamą Labello parduotuvėje Sanborns ir taip pat toj pačioj parduotuvėje įsigijau šitą pravedimą iš firmos NYC. Nežinau, ar apie šitą esu girdėjusi, ar apie, tiksliau buvau girdėjusi, ar apie kitą pravedimą, bet buvau girdėjusi apie kažkokį pravedimą iš šitos firmos, tai galvoju, man vis tiek reikia pravedimo skysto, tai, žodžiu, išbandysime šitą, pažiūrėsime, kaip man seksis. Toliau, aš paprastai nesu linkusi rodyti apatinių drabužių ir panašiai, bet galvoju, na, šiek tiek taip greitučiu parodysiu iš parduotuvės. Sears, tiesiog buvo nuolaidų, tai įsigijau šitą liemenėlę tokią baltą ir šitą neturėjo nuolaidos, bet po to galiausiai čekyje parašė, kad gavau kažkokią nuolaidą, padarė, o šita liemenėlė turėjo nuolaidą, tai aš pasirinkau kūno spalvos ir tą pačią dieną įsigijau šituos salaidinius žymiuosius Bean Boozled, tie tokie, kur neskanus vieni, kiti skanus. Nežinau, aš ispaniškai ketinu nufilmuoti šitą filmuką, su šitais saldainiais, mano mošas Vainė kaip ir sutiko, bet tik tai, nežinau, gal aš jį nufilmuosiu ispaniškai, čia įkelsiu su kokiais subtitrais, pažiūrėsim, dar nežinau, kada tai bus, tiesą sakant, bet žodžiu, ką nors gal sugalvos. Toliau, kitas praėjusio mėnesio pirkinys ir vėlgi minėsiu savo mošą ar Svainę, kaip geriau jums žinomas tas žodis, tai jinai man padarė paslaugą ir nupirko šitą pagalvėlę iš Talijos Sodi kolekcijos. Talija, ar Talija, ispaniškai yra dainininkė, aktorė serialų, telenovelių, jinai jau seniai nebesifilmuoja, tai gal kažkam jos vardas ir bus girdėtas, nežinau, ar žiūrėsite jos nuotrauką. Ir aš seniai tos pagalvėlės norėjau, gal jau kokius 4 mėnesius, bet kartais užsimirždavo ir taip toliau. Ir kad prisiminiau, ir mano Svainė moša buvo centre miesto, kur būtent yra parduotuvės, kur parduodama šitą pagalvę ir kitos
kitos prekės, taip sakykime, tai jinai nupirko man šią pagalvėlę. Toliau porą pirkinukų iš šitų parduotuvių. MAC parduotuvėje aš įsigijau šitą, na kaip yra, highlighterį. Čia truputėlį ant rankos dar matosi. Buvo gal tik 4-5 gal kokios spalvos. Ir iš tiesų ant rankos tai gražiai atrodo, bet, nežinau, ant veido kažkaip tai, na, šviesos tokios nesuteikia. Pasakysi, tai gal per tamsi čia tau spalva. Taip, spalva yra tamsi, bet gavau tokia lengva ranka, gal būtų visai neblogas highlighteris, bet, žodžiu, kažkaip truputėlį nuvylė. Sakykime, ant veido, ant skruostų. Aš turiu menį ant rankos, tai viskas gerai, bet ant skruostų taip nesimato, jeigu taip galima pasakyti. O Sephoroje nusipirkau šitą mėginuką iš Urban Decay, to, kaip jis vadinasi, primerio, ar ne, šešėlių primerio, taip sakant, ir nusipirkau vėlgi antrą balzamą iš Jack Black, bet šį kartą mėtiniai, pabandymai, pasižiūrėjimai, ar šitas galbūt man labiau patiks negu ankstesnis. Jeigu šitas labiau man nepatiks, sakykim, tai daugiau nebepirksiu šitų balzamų, nes kainuoja 170 pesų, kas yra tikrai ganėtinai nepigu. Ir kągi, pabaigai, du siuntinukai. Vienas yra iš Colourpop. Jeigu mane sekate mano socialinėse tinkluose, jau žinote, kad mane nuvylė šiek tiek šitas siuntinukas, nes aš užsakiau vėl duotą, taip sakant, skaistalų ir highlighterį. Čia kažkokia, nežinau, su Sonia Esman, tiesą sakant, aš nežinau, kas yra Sonia Esman. Vadinasi, Here Comes the Sun. Ir kad turiu meni, kad mane nuvylė, na, man jau davė kaip ir kodą, kad aš galėčiau vėl nusipirkti tą patį produktą, bet tai turiu mokėti už siuntimą, tai lauksiu gal, kai bus nemokamas siuntimas nuo $35 ar panašiai, žodžiu, atkeliavo šitaip, kaip ir nesubirėjo nieko, bet nežinau, ar taip iš fabriko iškeliavo, ar kaip, bet produktas tikrai blogai pagamintas, tai va tas buvo nusivylimas. Čia vienintelis, sakykime, nusivylimas. Taip pat nusipirkau paletę šešėlių, čia vėl kitas bendradarbiavimas su šita mergina. I Love Sarai, ar kaip ten reikia tarti. Tai man patiko spalvos, aš jų dar kol kas nenaudojau. Šita paletė vadinasi Saucy, man patiko tiesiog labai spalvos, tai aš ją pasirinkau. Taip pat įsigijau vieną lūpdažį iš jų metalizuotos linijos, nes nesu bandžiusi Man Eater, toks, nežinau, bronzinis, rusvas, sakykime, ir pieštuką, kurio anksčiau negalėjau įsigyti, nes jo nebuvo tuo metu. Tai toksai, nežinau, smėlio spalvos, tai pavadinkime, tai išbandysim, pažiūrėsim, ar man patiks. Ir paskutinis siuntinukas yra iš House of Lashes. Šį kartą užsisakiau dėžutę skirtą saugoti, na, laikyti blakstienas, taip sakant, arba, na ką, žmogus nori, žinoma. Tai dėžutė tokia, jinai buvo šitoje dėžutėje, labai gražiai viskas supakuota, iš tiesų iš House of Lashes. Kaip matote, yra du stalčiukai ir viename yra mano prekės. Taigi įsigijau dvi poras Dollface blakstienų, dvi dėžutės, taip sakant, ir vieną dėžutę blakstienų, kurias jau anksčiau buvau pirkus, tų vadinamų, kurios vadinasi Bombshell, tai yra šitos, ir dvi pakotės jų klijų, kurie man patinka, nors palieka tokia, likučiai lieka, sakykime, bet iš tiesų gerai laikosi priklijuotos blakstienos, tad $8, man atrodo, kainavo, ir buvo dar nuolaida, ten to Memorial's Day ar panašiai, tai sutaupiau $8.20, Bombshell blakstienos kainavo $7, Dollface po $5, atrodo buvo nuolaida tą kartą, ir klijai po $8, o dėžutė irgi $8. Ir kągi, iki čia tas mano pirkinių video, praėjusį mėnesio pirkinių video, toksai visas, kaip sakant, all over the place. Atleiskite man, taip jau yra čia su mano dukryte, todėl aš imsiu savo atostogas. Ji jau nerimsta vėl, tai tikiuosi vis tiek patiko šitas filmukas, laukite ateinančių poros filmukų, po kurių bus pauzė šiame kanale. Aš linkiu jums gerų atostogų, jeigu jau atostogaujate. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkitės savimi, o aš einu pas savo dukrytę, kad jinai nurimtų. Bučkiai, iki!